Sveiki, su jumis Hekas ir šiandien aš kalbėsiu apie žaidimą Rumble Fighters. Tai yra MMO fighting game'as, kuriame jūs teks kovoti prieš kitus playerius. Taip pat ir galėsi daryti ir questus kai kuriuos ten. Ir kad užsidirbi pinigų, pirkti naujus skillus ir panašiai. Va, aš jau kaip žaidime matot. Iš karto aš esu pasėjo info. Matysiu va face. Va čia galėsit close, skills, item, jobs, game, viskas yra bus čia. Va, Maikė galės pasikeisti drabužius, taip pat va, aksesuarus, aš kol kas neaktyvavau šitą. Čia va turiu porą visko. Tai va, čia bus jūsų charakteris, čia kiek HP, SP, STR, armor, SPD, jump. Visi šitie reiškia, tai HP gyvybės, SP stamina. Jo, kaip ir stamina. STR tai stranges, armor, gynyba, turbūt. Speed, greitis, jumpas. Šokinėjimas. Va. Nu, iškart parodysiu nuo storą pagrindinių dalykų. Tai čia bus žaidimo parduotuvė. Paspaudę new, gal pamatysi naujus daiktus. Na, dabar naujas daiktas čia kaip Echrokist. Kažkas tokio. Taip pat va yra kitų jo drabužių. Taip pat žiūrim Z setas ir Black Dragon set. Sorry, can't preview, gerai. Taip ir daug dalykų, dauguma irgi yra čia naujų. Žaidimas atsinaujina gan ir dažnai. Ir žmonių gan daug žaidžia, dėl to nepergyvenkit. Bus įdomu. Va, dabar čia va galėsit hair pasirinkti plaukus. Kažkaip žuvies. Čia va tokie visokie. Ir galėt pamatyti, ką jie priduoda jums, taip pat kiekvienas daiktas. Aš, ko norėjau labiausiai, tai plaukų vienų. Va yra tokie kieti. Toks. Yra daug didelis pasirinkimas, va. Nebijokit, galėsit išsirinkti savo mėgstamiausius, kai kurie dalykai bus už CC. CC tai yra kaip coinsai, už coinsus reikia pirkti juos, aišku, už tikrus pinigus, bet nieko, aš turiu tokį. Bet aš jį gavau dovanų, aš nenorėčiau pirkti. Va, aš jaučiu gal tokį norėčiau nusipirkti. O, ir galiu nusipirksiu, tai parodysiu. O čia gal permanent. Ta prasme, kad jis visą laiką bus. Ir price, va, kaina. Tai vadinas. Nusipirkau. Va, turiu kitus plaukus. Dabar eyes. Galit keisti akis. Va, kaip matėt, spalvotas. Visoks pasirinkimas didelis irgi. Svarbiausia, gerai, kad įdomiai daro, kad didelį pasirinkimą daro. Vis įdomiau. Face'ai, čia nosies pakeisti ir panašiai. Burnas irgi keisti galit. Close irgi milžiniškas pasirinkimas, va Jėzau. Gerai atrodo. Daug pasirinkimo tikrai. Va, gerai atrodo. Irgi kiekviena maikė arba šiaip drabužis duoda tam tikrų, va tatų, duoda tam tikrų irgi statsų. Stranger ir panašiai, aš turiu va šitą. Lion. Gerai tinka prie manęs. Accessories, iClothes dar bottom galit pasirinkti, gloves. Ir shoes. Aksesuris bus kaip kardai, drakonas vat gali turėti. Va, drakoną gali turėti. Tokį. Ant galvos skraido. Ir mainė, nuėjo mainė, paspaudė sell item, hot. Va, galit nusipirkti šitie popieriai. Šitie popieriai jūsų bus kovos stilius. Mautai visokie va yra. Va. Taekwondo, kung fu. Tensuki, kažkokie visokie. Visokio čia pasirinkimai yra. Aš esu street. Aš dabar pastebėjau, street'o šis nėra. Tai aš gali būti, kad vienas iš kelių, kurie turi dar street. Aš tiksliai nematau, ar čia daugiau būtų tokių. Tai va, galite va tokių nusipirkti irgi dalykų. Tie scrollai tai labai svarbus iš tikrųjų. Refineriai galėsit va čia keisti savo drabužius. Insert. No GameStone. Nu ir gerai. Va. Bottom, gloves, čia galėsi deimantus tipo įdėti, nežinau tiksliai kaip, neturiu deimantą. Refinery ir medal shop. Pirmą kartą matau. Čia turbūt, kai guild karai vyksta ar panašiai, jei jūs gaunat medalių, voką kokių visokių gali nusipirkti jėtų. Jėga, gerai čia padarė. Norėčiau. Gerai atrodo tinka. Va visokie tokie dalykai. Skydės, sparnai. Bet aš neturiu nei vieno, bet to blogai. Va taip ir bus su medal shopais visokiais ir dabar einam pakovot. Čia kaip aš atrodo, aš aišku pasikeisiu. Var, new, clothes. Pasimsiu šitą.
shoes, pasiimsiu savo šlepetes ir eisiu į kovą. Įsirenkant kovą, spaudžiate start, ready. Kaip aš atrodau, čia kaip kiti atrodo visi. Va šitas kitai atrodo. Va čia loading screenas, čia dar pamatysi tą pačioj ten vidury Moonlight Valley, tai čia bus žemėlapis. Daug yra gan žemėlapiai, dėl to bus pasirinkimas kovot, bet dažniausiai ima visi Moonlightus arba Struction. Dažniausiai jie kažkodėl mėgstamiausi tiem žmonėm. Valdymą galėsite irgi savo nusistatyti. Taip pat galėsit savo klaną sukurti ir panašiai tokius dalykus. O Jėzau, aš nenoriu kovot. O! Nukritau. Kaip matot, aš labai netikęs. Nukritau greitai. Čia kiekvienas už save kova. Galit Space'u dabar stebėti kitus. Paspaudę Space. Jūs valdymą galėsite, aišku, pasikeisti, bet vis tiek Space'as tai bus pas jūs ir pas mane dabar pašokdai. Bet aš kovos kitus smūgius tai pasikeitęs. Va čia, kas kur vyksta. Frost Guardas. Yra taip pat evoliucijos. Ne evoliucijos, o tokie special. Kai jūs užkaupėt tokią kažkokią ten mėlyną. Ne. Va, parodysiu pelytę. Nėra pelytės. Gerai, kur yra tarp charakterių tokia atsiranda violetinė, kur charakterio paveikslėlis ir tokia dešinė jų violetinė, tokia kaupės. Ten yra toks dalykas, kai kurių kairiai pusė. Toks dalykas, kai jis susikaupia, jūs galėsite paspausti mygtuką vieną ir jūs galėsite tokie kaip jėgą prikelt, kuri padės jums kovoti ten, pavyzdžiui, kaip žemės drebėjimas, vandens bangos, visokios ir panašiai. Yra kai kurie, kad vilkolakais pavirsta, arba ten visokiais knaitais ir panašiai, yra labai didelis pasirinkimas jų taipogi. Taip, kiekviena mapė dar bus maisto, išmėtyto maistą suvalgę galėsit laiptus atsihylinti. Va, jei ką tik pastebėjot, pavirto žmogus į milžinišką karvę, bet greit numirė. Dabar liko 1, 2, 3, 3 priešai. Va, kovoja Kuroj ir dar čia Morse Code ir Sniper Wolfie. Nu, išlikęs gyvas paskutinis laimės šį raundą. Dar bus liktais iš viso 3 raundai. Dar aš turėsiu šansų pasirodyti. Va, ką tik matėt, iškvietė tsunami. Iškvietė tsunami, bet man palagina. Gaila. Va, vėl iškvietė tsunami. Visokios tokios bangos įdomios yra. Battle over. Taip, aš kaip būsiu paskutinį vietoj. Ne, aš ne paskutinį, aš ne pats pirmas nukritau, reiškias. Tas gerai man. Va dabar kova. Dabar aš kovoju prieš kažkokį. Ne. Įveikė mane. Greitai visai gan įveikė. Nesu geras žaidėjas. Taigi, kovoja toliau irgi. Nukrito vienas irgi. Gaila. Sniper Wolfie iškrito irgi. Kas čia liko. Beveik visi stipriausiai iškrito, kurie praeitą raundą laimėjo. Dar liko Morse Code'as, kuris praeitą raundą vienas iš stipriausių buvo. Tiksliai neatsimenu dabar, kas laimėjo praeitą raundą. Kažkaip nekreipiu dėmesio. Bet, kaip matom, kova įtempta. Nu, kol kas toliau papasakosiu apie žaidimą. Taigi, žaidimą, kaip minėjau, daug mapų yra, taip pat va tokie va skillai. Taip pat gali turėti savo ten betą kaip. Irgi skraitys, sakė, mat trakaniuką, bet šiaip jie labai daug nieko nedaro. Bet va, svarbiausia turėti nuosavą kokius skillus. Kaip matot, tas Icemanas, Frost Guardas, jis su bangom šaudos, dėl to jam didelis pliusas. Taip pat yra vampyrai, taip pat kaip šikšnosparniais pjaudos ir panašiai. Taip pat drabužių setai ir enchantai yra labai svarbus, nes padeda jums greičiau judėti ir visa kita. Ir strengthas, ir smūgis stipresnė, dėl to jums apsimoka labai visokius daiktus pirktis ir kad jūs stiprėtumėt. Pradedant nuo žaidimo pradžios, jūs aišku prieš tokius stiprius nesimušite tikrai, jūs pirmai mušitės prieš paprastus žmonės. Nu, paprastus beginneriai, nebus jums tokie stiprus, aš čia nuėjau į dabar stiprus, dėl to, kad nebuvo jokio pasirinkimo man, aš jau gan didelio lygio, bet seniai šito geimo nežaidžiau. Va, kaip matot, aš tai prakišau, bet jie laimėjo kažkodės. Taigi ir vyks dabar paskutinė kova, aš vėl prieš paskutinis. Vyks paskutinė kova. Tikiuosi prakišt.
Va. Ha! Koks aš netikęs, dieve mano. Gerai, aš matot nukritau. Greitai. Kaip ir sakiau, tikrai netikęs. Gerai, dabar kovoja Feiforce'as. Stebiu Feiforce'ą. Taip, dar nukrito nesiniai I3 OZZZ. Dabar biški palagina. Šitam žaidime žiūriu kartais lagelė tokia būna. Morse Code'as laimėjo prieš šitą ką tik. Taigi, ir laimėjo Morse Code'as. Tikėjausi šitą. Nes jis su tsunami ir panašiai. Taigi, aš dabar paskutinį vietoj buvau. Tikėtasi. Turbūt aš būsiu ir pats paskutinis. Taip, atspėjot. Aš buvau 8. Aš buvau labai netikęs. Ir pirmą vietą užėmė Morse Code'as. Aš nukritau 3 kartus. Nieko nepadariau absoliučiai. Despair. Aš esu Despair. Ta prasme, kad apgailėtinas. Nesitikėjau iš savęs daugiau nieko šiaip. Tai va toks yra šitas žaidimas. Rumble Fighteriais. Žaisdami jūs tikrai išmoksite, dėl to jūs neperėjant, negalvokit, kad čia taip sunku. Čia iš tikro gan lengva, tiesiog jums reikia priprast, o šiaip bandykit, jūs tikrai žaist, lengva bus. Taigi, su jumis buvau aš, Aisjakas ir iki.